Kodėl aš galvojau, kad surinkus visą lipdukų kolekciją galima gauti šitą daiktą? Kaip tu turi sugalvoti šitą dalyką ir kaip tu turi įtikinti žmogų, kad tas dalykas iš viso egzistuoja? Kaip iš tikrųjų sudėtinga buvo surinkti tą visą kolekciją ir kokius kelius mes turėjom raiti, kad ją surinkti. Dragon Ball Z lipdukų kolekcija ir kaip aš patikėjau tuom, kas iš tikrųjų net neegzistavo. Ar dar atsimena tos laikus, kai buvo Dragon Ball gumos? Jeigu atsimenat, būtinai paspauskit laiką ant šio videoso. Ar atsimenat tą jaudulį prieš išpakuojant gumą ir kai tikėjotės ištraukti tą lipduką, kurio dar neturit savo kolekcijoje? Tikriausiai kažkas nežinot, arba atsimins ne visi, bet čia aš esu tam, kad jums papasakočiau. Dragon Ball guma – tai neatsiejama mano vaikystės dalis. Ta guma tai nebuvo tik eilinis kramtalas, kurią pakramtai 10 sekundžių ir spjauni lauk. Mes iš tikrųjų pirkdavom tik lipdukams gauti ir spjauti lauk po 10 sekundžių. Kiekvieną kartą eidamas link spaudos kiosko ir sumokėjęs 10 centų, tu tikėdavaisi, kad gausi kažkokį lipduką, kurio tu dar neturi. Bet dėja, lipdukai kartodavosi be gailesčio. Turėdavom net po 10 ar 20 tokių pačių lipdukų. Tai čia dabar yra panaši situacija su CS2 keisais, kai tu nusiperki keisą ir raktą ir tikiesi ištraukti peilį, bet dažniausiai ištrauki mėlyną. Ir aišku, keis atidarimas ir gumos išpakavimas skiriasi kaina. Nusiperki už 10 centų tą gumą, išpakuoji, o ten žiūri, kad šūdinas lipdukas, kurį kieme jau visi turi ir žinai, kad už jį tikrai tu nieko negausi ir su nieko tu nepasikeisi. Aišku, būdavo tas vienas žmogus kieme, kur girdavosi, kad jam čia tėvas nupirko visą dėžę gumų, čia parvežė iš užsienio, iš vokiečių ir jis jau senai turi surinkęs tą visą kolekciją ir jau renka antrą ar trečią kolekciją. Skonis. Jeigu reikėtų vertinti šios gumos skonį, tai mes tiesiog tikėdavomės, kad po kelių minučių šita guma nepavirs į košę ir jos nereikės pjaudyti iš burnos gabalais. Jeigu šita guma nepavirtų į košę po kelių minučių kramtymo, seni, tau šiandien sekasi. O jeigu skonį vertint skaičiais, tai 2 iš 10. Bet kokiu atveju po kelių minučių tapdavo be skonę ir galėdavai ją spjauti lauk. Aišku, būdavo variantų, kai šitą gumą išspjaudavai kartu su dantų plomba. Pamiršau paminėti, kad šita guma buvo kieta kaip plyta ir ją tikrai būdavo sunku sukramtyti. Veltui ji yra DBZ guma. Tikriausiai jinai ir buvo skirta kokiems sajanams arba tiems, kurie turi didesnį power levelį nei 100. Kolekcinis lapas. Iš kur iš vis reikėdavo jį gauti? Man atrodo, kad tos lapus galima buvo gauti spaudos kioskose, paprašius pas tetą. Ir juos duodavo už dyką, jeigu, aišku, jų turėdavo. Žinant mūsų rajoną, kas gaunama už dyką, tas ilgai nebūna už dyką. Čia iš karto atsirado geniali mintis, kaip iš to pasidaryti šaibų. Vyresni labai greitai pramušė šitą varkę ir išgraibstė lapus ne tik mūsų rajone, bet ir kituose rajonuose. Nori kolekcinio lapo? Nu, tai teks susimokėti kokį 5 centų arba lituką. Tai tie, kas prarasdavo tos lapus arba norėdavo naujo, jiems reikėdavo susimokėti rajonui. Kitur nelabai tu jų ir gausi, nebent eisi per kitus visiškai rajonus ir aišku jau rizikuosi. Treidinimas. Treidinimas lipdukais vykdavo ne tik kieme rajone, bet ir šūliai, tiesiog kažkur tai ant laipto, ant palangių, arba eini per visus ir klausinėjai, ar turi tokį ar anokį lipduką. Dėrybos visada būdavo labai rimtos, rimtesnės nei turgui kokiam. Būdavo, kad keisdavom net po 10 lipdukų į kokį nors vieną. Pavyzdžiui, 10 krilinų į vieną songoką. O žiauriausia būdavo, kai tau trūkdavo vieno lipduko ir už jį rašo kosmoso, tai tu turi praeiti ten kryžiaus kelius, kad jį gauti. Nu arba jis turėdavo tą vieną paskutinį lipduką, kurio tau reikia, bet visiškai sudrožta, kur net beveik nesimato nieko. Pamarskomų. Jeigu jau neišeido patreidinti, tai likdavo tik vienas variantas pamarskomų. Sudėdavom skladkę, pavyzdžiui, aš įmetu 10 lipdukų, už jo vieną arba 2 retesnius. Ir metam pamarskomų. Kas laimi, tas pasiema viską. Sunku būdavo, kai pralaimėdavai, nes tu tada prarandi šansą patreidinti tos 10 lipdukų, bet visą tai darai dėl kolekcijos užpildymo. Turi rizikuoti, nes kas nerizikuoja, tas nelaimi. Pamarskomų šiaip yra labai šventas reikalas.
jeigu tu laimėjai prieš varžovą ir jis vis tiek tu neatiduoda savo lipdukų, tai jisai automatiškai pasiduhina rajone ir niekas daugiau su jo pamarskomu tikrai neis. Neveltui, kai žaisdom pamarskomu iš tokio kiekio lipdukų, aplink susirinkdo labai daug žmonių, visi viską mato, visi viską stebi, kalbos labai greit sklinda. Ir tas, kuris pasiriochina, tas jau praranda savo respektą. Kalbos ir legendos. Lipdukų kolekciją rinkdom ne šiaip sau. Visam rajone ir kitose rajonuose sklydo kalbos ir legendos, kad surinkus visą lipdukų kolekciją, tu gali kažką gauti. Kažką tokio, apie ką svajojo kiekvienas iš mūsų. Būdami vaikai ir tikėdami vyresniais, mes aišku tom istorijom tikėdavom. Gal ir gerai, kad mes tikėdom tom istorijom, nes betikslis kolekcionavimas ar tų lipdukų rinkimas, manau, kad nebūtų buvęs toks įdomus, koks jis buvo. Seniai, bet tai kaip mes galėjom tom patikėti? Ir tai buvo legendinis Son Goku kostiumas, kurį tu galėdavai atsimti Statoil degaliniai, pateikęs visą Dragon Ball Z lipdukų kolekciją. Istorija, kaip mes ėjom atsimti Son Goku kostiumo. Pagaliau, po ilgo laiko, surinkę tą įsvajotąją Dragon Ball Z lipdukų kolekciją, mes nusprendėm, kad laikas eiti atsimti legendinio kostiumo. Pasiėmėm lapus ir judam. Vis tiek esi dar vaikas ir kelias iki to Statoilo atrodo baisiai kosminis. Nešiesi tą kolekciją, įsidėsi į kišenę ir tikėsi, kad nieks iš tavęs jos nenubombins, nes eini esu vyresniais. Šiaip dabar pagalvojus, tai jeigu yra kažkoks kostiumas, tai jis turėtų kabėti kaip iškaba prie degalinės gal. Ateinam prie to degano, o ten niekas nekaba. Jau seniai įtarimas, kad čia galimai skemas. Žodžiu, užeinam į deganą, įsitraukiu aš tą lapą ir paduodu tetai ir sakau, labą dieną, norėčiau Son Goku kostiumų. Papasakoju aš jai, kad čia kiti sakė, jog čia galim atsiimti kažką, tai kažkaip taip ten nupasakojau žodžiu. Tai tik atsimenu, kad teta pradėjo iš mūsų žvengti ir pasakė, kad jūs tikrai čia ne pirmi, kurie ateinat pasimti to, kas tikrai neegzistuoja. Nu tai žodžiu, gavosi taip, kad mes rinkom tą kolekciją po prakaitų, vargais, ten kryžių keliais ėjom, dėl visiškai nieko. Tada buvom baisiai nusivylę. Aš atsimenu, net norėjau tą kolekciją į kontiką išmesti. Bet kažkur dar tikėjau, kad vis tiek kažką galima už ją būtų gauti. Man atrodo, kad ta kolekcija dar iki šiol kažkur pas tėvus baliojas. Tai va tokia mano istorija apie Dragon Ball Z lipdukų kolekciją. Jeigu jau pažiūrėjote iki galo, tai paspauskit like ir subscribe mygtukus. Kartu su varpeliu aišku, kad nepraleistumėt nei vieno vidoso. Jeigu jūs turit kažkokią tais istoriją apie Dragon Ball Z lipdukus ar gumas, būtinai pakomentuokit, nes būtų įdomu paskaityti. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto, chebra.